Sveiki, draugai, jūs klausote radio stoties ZFM. Čia radistai. Nu, priverti mane. Taip, išėjo, ne? Čia tokia darbo dalis. O tu tenais pabėgai, nes kodėl? Nes tipo ta kamera, kur visą laiką čia buvo atsukta, tai tipo, bet tik tai, kai tiesioginis eteris prasideda, tai tada tik tai, ne? Rodo. Jinai vis dar rodo. Labai geras atidarimo sezonas, klausykit. Linksmas žmogus. Įkliuvę čia kažkokie dar pigi. Prigavo. Šipseveidį, žinai. Gerai. Jūs klausot radistų. Radistai La Familia. Naujas La Familia. Mūsų etapas. Cosa nostra. 5. sezonas. Ir jis prasidėjo šiandien. Tikiuosi rytoj dar bus. Tikiuosi rytoj dar bus radistai. Būtų pats trumpiausias, ko gero, sezonas istorijoje. Tikrai. One day season. Bet žinai, išeitumėm taip garsiai, stipriai. Vėl nežinau, ar garsiai. Bet, kaip šitą užseivinti? Reikia kažkaip tai... Nuripinti, taigi yra. Nuripinti. Taigi ripai ten būna. Klausykit, tai yra tokia situacija. YouTube rip parašy. Julius yra toks. Ai, tik tos. Rolandai, tu būsi. Pasimėgaukime šiaip. Boss. The boss. The boss. Reikia pristatyti Juliui vienas iš Vilijos vaikinų, tu esi. Vilijos vaikinas? Aš Vilijos vaikinas. Ok. Nes jisai dabar realiai yra su Vilija. Tak. Shake your booty. Shake your booty. Tak. Jis yra kaunietis. Jam yra 17 metų, dar jaunutis, bet, žodžiu, tu esi Vilijos vaikinas ir jisai Elę nuviliojo Viliją. Kiek jūsų vardas? Julijus. Prisistatyti vienas iš jūsų tipo bus Vilijos vaikinas ir paklausti, kas darosi, kodėl nuvilioji mano merginą Viliją, kodėl rašai SMS-us, nori problemų ir panašiai. Žodžiu, gangsta food. Gangsta shit. Yes, so gangsta. Gangster. Don't touch me. Gangster. Skanusis šokoladas. Klausau. Labas, Juliau. Labas. Tau skambina toksai Simas. Nežinau, ar mes esam... Manau, kad asmeniškai nesam pažįstami, bet turim bendrą draugą vieną. Ar nutuokia apie ką aš? Iš tikro tai ne. Aš skambinu tau dėl Vilijos. Esmė tokia, kad su Vilija mes turėjom gerus labai santykius, beveik jau galima sakyti kartu ir gyvenom, jos kažkaip gerai ir su šeima sutariu. Ir pastaruoju metu vis kažkaip kuo toliau, tuo rečiau gaunu iš jos dėmesį. Ir vakar sužinojau, kad jinai kažkaip bendrauja su kažkuo dar. Išsiaiškinau, kad tai tu esi, Juliau. Sakyk man, prašau, seniai jūs pažįstami? Palauk. Laukti ko? Palauk, biškį nesigaudau. Tu bendrauji dabar su Vilija. Taip, Juliau? Nu, tarkim, pažįstu. Tarkim, pažįsti. Tu susirašinėjai su jie žinutėm ir taip toliau ir panašiai. Skambinėsi, ar ne? Nu, bendraujat jūs. Palauk. Ramiai. Tu man ramiai sakysi, kai aš atvažiuosiu. Dabar aš noriu su taim pakalbėti. Ar galiu aš pakalbėti? Ar man jau atvažiuot pas tave pakalbėti? Iš kur tu šitą numerį galai? Juliau, tu nustepsi sužinojęs, kiek aš galiu daug visko gaut, sužinot. Supranti? Aš nenoriu nei gazdinti, nei ką, aš tiesiog noriu išsiaiškinti, kas per moteris, su kuria aš buvau dabar visą laiką yra. Ir kodėl taip atsitiko. Noriu sužinoti, kiek laiko jūs bendraujat jau. Ar tu man gali atsakyti šitą klausimą? Juliau? Nu, įdomu, ką tu laikai bendravimo. Kiek laiko jūs esat pažįstami? Juliau? Palauk, ne. Kiek laiko jūs esat pažįstami? Nu, tarkim, metus. Kiek laiko jūs esat pažįstami, bet tarkim, metus? Žinau jos vardą jau metus. Tvarkoj. Kiek laiko tu jau rašai į žinutes ir skambini? Aš jai neskambinu, žinutės rašau šią vasarą. Puiku. Nu, Ar tu iš jos gauni visą laiką pozityvų atsakymą?
Ką žinau, atrodo normaliai, nu. Kaip dažnai jūs matotės? Nesimatomės. Nesat matęsi niekada. Ne. Tai tarp jūsų nėra nieko daugiau, kaip žinutės. Nes aš žinau, kad jinai turi draugą ir dėl to aš net neturiu tokios minties. Kokios tokios? Tokios, kokios tu įtari jaučiu. Ne, aš tiesiog supranti. Manau, kad tu turėtum suprast, kaip vyras mane. Nu, aš puikiai. Jeigu aš sužinočiau, kad aš turiu konkurentą, Ne, jeigu tu mane laikai tokiu, tai klysti. nes pats supranti, konkurentus reikia pašalinti. Ne, aš sakau, jeigu tu čia tas, apie kurį aš galvoju, tai aš tokios minties net neturiu. Nu, aš džiaugiuosi. Tada turiu tokį kitą prašymą tau. Norėčiau, kad neberašinėtum žinučių ir neturėtum iš vis jokio kontakto su Vilija. Nes kitu atveju, aš manau, mes pasimatysim su tavim. O aš manau, kad tu nenorėtum su manim pasimatyti, ar ne? Kai aš esu toks nepatenkintas. Nu, įtariu, kad nelabai. Nu jo, aš manau, kad netikrai nesmagi situacija susidarytų. Julijau. Ne Julijus. Juliau. Nu, klausau. Tai įsimink mano vardą. Mano vardas yra Aivaras. Jeigu Aivaras sužinos, kad prie Vilijos kažkas tai kimba, Juliau, nu pats supranti. Tai vat. Ir savo draugam perduok. Bet kas pagal tai yra kimba, bendravimas tiesiog. Bendravimas. Man nepatinka, kai mano moteris bendrauja su bet kokiu kitu vyru. Jeigu jai trūksta dėmesio, aš jai duosiu dėmesio. 2 kartus. Ok? Gangsta food. Paskutinį šaržą apkartok. This is La Familia calling you. Radistai. Radistai, Zip FM. Labas, Juliau, radijos darys Zip FM. Justas, Rolandas ir Jonas. Labas, Juliau. Kaip nutaikyti? This is some crazy shit going on. Aš galvoju, iš pat pradžių kažkaip. Taip, mes pastebėjom iš tavo balso, kad tu iš karto pagalvojai, atspėjai, kad čia mes. Galvoju, gal nejungsiu dar radiją, nei vieno, nei jokių zipų, nei nieko. Tai kokią tu tenais mafiozo mergą češinė? Eik, tu paskambintų, jisai čia man, tai aš čia jam. Kaip duočiau. Brolau, tai kas tenais per mergina, kurią tu kabini ir... Nieko aš nekabinu, tiesiog kaip... Bendraujai. Kuris čia tokį zapalo padarė? Pasakyt, palauktai. Atsiunti, žinai, kas Domas? Buvo, kai sako, Buvo было Domas. меня друг, вдруг враг, было нет, пиф-паф. Va tak, vat. Ok, Gero ačiū tau laiko. už pokalbį, Juliau, gerą vakarą. Iki. Gerai, dėkui, Iki. davai.